Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Turiu vieną bičiulį, užsienietį, kuris beveik 10 metų gyveno Latvijoje. Jis norėjo išmokti latvių kalbos, todėl užsirašė į latvių kalbos kursus. Kaip dažnai pasitaiko, mokantis kalbos, buvo atliekami įvairūs pratimai su pačiais įvairiausiais gyvenimiškais pavyzdžiais. Vyko pamoka apie veiksmažodžius. Ką daro paukštis? Skrenda. Ką daro dainininkas? Dainuoja. Staiga labai netikėtai kažkas paklausė, ką daro Dievas? Mokytoja atsakė, baudžia. Mano bičiulis klausėsi nustebęs, nejaugi žmonės tikrai taip galvoja apie Dievą. Svarbiausia, ką daro Dievas, tai baudžia? Ir tąsyk negalėjo susilaikyti neįsiterpęs. Ne taip. Atleidžia. Norėjo, kad žvelgtume į Dievą tokį, koks jis yra. Kad Dievas būtų mielas, mylimas. Didelė kliūtis prisiartinti prie Dievo dažnai yra įvaizdis, kurį esame patys savo susikūrę apie Dievą. Tas įvaizdis dažnai neatitinka tikrovės. Dievo veidas yra kitoks, daug mielesnis, negu galima pagalvoti ar įsivaizduoti. Būtent Jėzaus misija taip pat buvo padėti žmonėms pažinti, koks yra tas tikrasis Dievo veidas. Dievo niekas niekada nėra matęs, tik tai viengimis sūnus mums jį atskleidė. Ta Jėzus užsibrėžė mums padėti pažinti tikrai Dievo veidą. Ir štai 4 gavėnios sekmadienio Evangelijoje skaitoma, kaip Jėzus vaikščiojo Jeruzalės gatvėmis su savo mokiniais. Jėzaus mokiniai gatvėje pamatė neregį vyrą, nuo pat gimimo aklą elgetą. Jie paklausė Jėzaus, mokytojau, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Kartais abejojama, kodėl Dievas, būdamas geras, sukūrė tokį netobulą pasaulį. Mus lydi kančia, ligos, mirtis, karai, badas. Nejaugi negalėjo padaryti kažko geresnio. Jėzus mokiniai irgi panašiai svarstė, jeigu Dievas yra geras, kodėl egzistuoja blogis. Matyti, kad Jėzus mokiniai turėjo šiokį tokį atsakymą, paaiškinimą. Dievas yra geras, žinoma. Taigi, galvoja jie, žmonės kenčia dėl pačių kaltės arba dėl savo protėvių kaltės. Tai yra Dievo bausmė. Taip jie manė. Tokį įvaizdį jie ir daugelis kitų žmonių buvo susiformavę. Dievas, kuris baudžia. Ir štai mokiniai pamato tą aklą elgetą. Mokiniai vienai per kitaip žinojo, kad jis yra aklas nuo gimimo. Faktas, kad elgeta yra aklas nuo gimimo, sukėlė jam abejonių. Jeigu šis gimė aklas, tai aklumas negalėjo būti dėl paties elgetos kaltės. Tad galbūt jų aklumas yra dėl kitų žmonių kaltės. Pavyzdžiui, dėl elgetos tėvų kaltės. Todėl šie ir klausė Jėzaus, mokytojau, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai? Kieno kaltė, kad neregį ištiko bausmė? Jėzus nori pataisyti mokinių ir galbūt mūsų supratimą. Dievas nebaudžia, Dievas myli ir trokšta padaryti savo stebuklus mano ir tavo gyvenime. Jėzus sako Evangelijoje, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Taip atsako Jėzus ir pagydo neregį, suvilgydamas neregio akis purvu ir nusiųstamas jį nusiplauti savo akių prie Siloamo tvenkinio. Tai yra neregėtas dalykas. Nėra girdėta, sakoma Evangelijoje, kad kas nors pagydytų aklų gimusį neregį. Visiems akivaizdu, štai žmogus, kuris gimė aklas, štai dabar po susitikimo su Jėzumi tas žmogus praregėjo. Kaip nuostabu galėtume įsivaizduoti, koks džiaugsmas ir vis dėlto, kaip skirtingai žmonės priima iš pažiūros akivaizdų dalyką. Tai, ką pasakoja Evangelijos, rodo visiškai kitokią fariziejų reakciją negu tos, kurios galėtume tikėtis. Visi ima klausinėti, kas įvyko, neregys pagydytas. Ima klausinėti jį patį, praregėjusio tėvus, dar kartą jį patį. Ir viskas tiesiog dėl nenoro pripažinti akivaizdaus stebuklo.
Viskas dėl nenoro priimti, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Kaip sakoma, nėra blogesnio ligonio negu tas, kuris nenori pagydyti. Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų, girdime sakant Jėzų. Neregys atrodė lyg Dievo nubaustas ir štai, tam žmogui Dievas parodo savo meilę, padaro didelį stebuklą. Taip pat visi žmonės laikė fariziejus teisėjais, artimais Dievui, jį pažįstančiais. Ir jie pasirodo esantys akli, nepastebi akivaizdaus stebuklą. Panašiai žmonės laikė neregį nuskriaustą ir vis dėlto jis pasirodęs mylimas Dievo vaikas, kuriame Jėzus padarė nuostabių dalykų. Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Žinoma, skurdas, negalia yra tai, ko nelinkėtume nei savo, nei kitiems. Vis dėlto, kaip primena popiežius, didžioji dauguma vargšų yra labai atviri Dievui, jaučia Dievo troškimą. O tai jau labai daug. Jų yra dangaus karalystė, sako Jėzus. Bet kokia negalia ir koks skurdas yra užsidaryti nuo Dievo. Kiek daug prarandame, jei neleidžiame, jeigu nenorime, kad Dievas ir mano gyvenime padarytų didelių stebuklų. Kiek daug prarandu, jeigu nenoriu pažinti Dievo veidą, kuris yra pasaulio kūrėjas, kuris yra meilė ir viską daro iš meilės. Yra viena patirtis, dažnai yra ir įprasta krikščionių gyvenime, kuri padeda atrasti tikrai Dievo veidą. Tai yra išpažintis arba susitaikinimo sakramentas. Šį sakramentą prisimename šiandien, dabar pat, kai pradedame popiežiaus iniciatyvą pradėtas 24 valandas viešpačiui. Bažnyčios išliks atviros ištisas 24 valandas, kur Jėzus laukia mūsų. Viešpats laukia Eucharistijoje, įstatytame švenčiausiame sakramente. Viešpats laukia ir susitaikinimo sakramente, klausykloje, kur visą parą, taip pat ir labai vėlyvą naktį ir anksti ryte budės kunigas. Tuo būdu pats Jėzus laukia kiekvieno iš mūsų. Nesinori versti ilgai laukti tų, kuriuos mylime, kurie mus myli. Prisiartinsime prie Jėzaus sakramentuose, kur Jėzus mūsų laukia daug šimtmečių, kur jis tampa labai artimas. Tai yra pirmas akivaizdus dalykas, kurį galėsime matyti per tas 24 valandas viešpačiui – Dievo artumas. Per išpažintį veikia pats Kristus, lyg gydytojas. Išpažintyje pasikartoja Evangelijos stebuklas, to neregio pagydymas. Kartais žmonės juokauja, ypač jeigu prisiartina prie sakramento po ilgo laiko. Sako, jeigu surašyčiau savo nuodėmes ant lapuko, tai popieriukas nusitiestų iki bažnyčios išėjimo. Arba galvoja, kokia būtų didžiulė atgaila, kurią tektų daryti už tokį ilgą sąrašą. Ir to nėra ir nebus. Yra tam tikri principai. Reikia išpažinti visas sunkes nuodėmes, kurias prisimename. Tam reikia, žinoma, truputėlį pasiruošti, bet neperdedant. Kristus laukia ilgus šimtmečius, trokšdamas suteikti savo dovanas. Svarbiau, kad daro Dievas, pagydo. Mes tiesiog keliais žodžiais parodome, kur ir kas skauda. Paprastai žodžiais. Geriau žinoma, truputėlį tvarkingiau ar glaučiau, bet taip kaip jaučiame. Dievas juk ir taip ilgai laukia kiekvieno savo vaiko sugrįžimo. Išpažinties dėka mumise pasireiškia Dievo darbai, kaip tame neregyje. Galbūt tikrai jaučiame, kad turime rimtų kalčių ir dalykų. Galbūt taip ir yra. Kągi, visada patirsime, kad daug didesnis už visas kaltes yra Dievo atleidimas. Išpažinties dėka neregiai praregi, atsiveria sielos akis. Pamatome Dievo gerumą, bet to suvokime, kaip labai mums reikia Dievo pagalbos. Išpažintis ypač dovanoja nuolankumą. Nuolankumas yra priešnuodis prieš tai, kas nutiko fariziejams, kurie buvo taip įsikibę į savo idėjas ir įsitikinimus, kad užmiršo ir Dievą, ir artimą žmogų. Jei gebame nuoširdžiai atsiklaupti išpažintyje, prašyti Dievo malonės ir Dievo šviesos, mums nepasikartos tai, kas atsitiko fariziejams, kurie neatpažino prie mūsų prisiartinusio Dievo. Marija
Dievo ir mūsų motina yra nuolankumo pavyzdys. Ji labai gerai pažino, ilgai grožėjosi nuostabu Dievo veidu, savo sūnaus Jėzaus veidu, kuris tiek laiko praleido jos rankose. Ji padės su pasitikėjimu prisiartinti prie savo sūnaus, trokštančio mūsų stiprinti, laukiančio mūsų jau ilgus šimtmečius.